Burbulinė arbata yra vienas iš labiausiai tipinių taivanietiškų gėrimų, kur išpopuliarėjo jau 80-aisiais Taičiunge. Burbulinę arbatą geria visi ir vaikai, ir tėvai, ir seneliai. Šiais laikais burbulinės arbatos galima paragauti ne tik Taivane, bet ir Lietuvoje. Taivano vyriausybė nusprendė pasinaudoti tokiu burbulinės arbatos išpopuliarėjimu ir pradėjo kurti pozityvų Taivano įvaizdį vienos Kinijos konflikte. Ilgainiui burbulinė arbata tapo Taivano nacionaliniu prekės ženklu ir taivaniečių identiteto dalimi. Yra pasakymas, esi tai, ką valgai. Nors šis pasakymas yra dažnai naudojamas kalbant apie sveiką mitybą, maistas taip pat gali formuoti mūsų tapatybę ir identitetą. O tai puikiai pastebima Taivane. Maistas gali simbolizuoti kultūrinį paveldą, istoriją ir daug daugiau. Šis tapiokos pagrindo gėrimas labai išpopuliarėjęs visame pasaulyje ir netgi yra naudojamas kaip švelniosios galios įrankis Taivane. Pavyzdžiui, burbulinė arbata buvo naudojama taivaniečių ir japonų diplomatų susitikimo metu 2019 metais. Trumpai tariant, gėrimas tapo Taivano skiriamuoju ženklu nuo žemyninės Kinijos. Taivaniečiams gyvenantiems užsienyje, nutolus nuo gimtinės, burbulinė arbata gali sukelti nostalgiją ir reprezentuoti trumpą sugrįžimą namo. Puodelis ledinės burbulinės arbatos visada patenkina namų ilgesį. Burbulinės arbatos parduotuvės buvo vienos iš pirmųjų, kurios atvirai įtraukė taivanietišką įvaizdį į savo prekės ženklų reklamavimą 90 metais. Daug rašyta apie burbulinę arbatą kaip neatsiejamos Azijos Amerikos tapatybės dalį. Burbulinės arbatos parduotuvės Amerikoje yra Azijos amerikiečių susibūrimo vieta, net jei pati arbata kai kuriems nėra labai skani. Kaip Jenny Jiang rašo straipsnyje, burbulinė arbata užburia namus dviem lygmenimis. Tai išsuktų namų ilgesys, kuris yra jaučiamas dėl migracijos, taip pat nostalgijos jausmas artimiesiems. Arbatos parduotuvės veikia kaip tretieji namai, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Šios arbatos parduotuvės ne tik aprūpino diasporą guodžiančiais aukštais puodeliais, kupinais kramtomųjų tapijokos perlų plaukiojančių ledinėje pieno arbatoje, bet ir buvo Taivano jaunimo kultūros traukos centras. Daugelyje burbulinių arbatų parduotuvių skambėdavo naujausios taivanietiškos popdainos, televizoriai rodydavo naujausius muzikinius vaizdo įrašus, buvo galima nusipirkti taivanietiškų komiksų ir žurnalų. Taivanietiškas maistas ilgą laiką nebuvo pripažįstamas tarptautinėje rinkoje kaip atskiras nuo kiniškos virtuvės. Jis buvo nuvertintas, nesuprastas dėl vis besikeičiančios taivaniečių tapatybės. Taigi, kaip matome, burbulinė arbata vienijo taivaniečius ne tik Taivane, bet ir užsienį. Ši dinamika nulėmė, kad taivanietiška burbulinė arbata tapo išskirtiniu šalies nacionaliniu simboliu. O dabar reportažas iš Taivano. In your opinion, what food defines Taiwan best? In my opinion, I think bubble tea and stinky tofu and beef noodles and braised pork rice represents Taiwan the most. Do you think bubble tea represents Taiwan internationally? Yes, definitely. Okay, imagine now that you're traveling. Would seeing a bubble tea shop abroad, would it bring you comfort? Yes, it would bring me comfort. Would it make you feel like at home? More or less, yes. So, do you think that's a good thing that bubble tea shops Of course. are trendy and like abroad? Of course. It's a very good thing to have. It's a really good representation of us abroad. So, would you agree with this statement that bubble tea is part of Taiwanese identity? Yes, I would agree. Okay, thank you. Thank you.